Summer Dunk, specialus pavadinimas turbūt, specialus podcastas vasarą. Su Algiu aptarnėsim krepšinio aktualijas, kartais Tautvydas irgi pasirodys, tai kaip jau bus, Algis visada čia įsitaisys, manau, kaip mūsų laidos pažiba, žvaigždė ir protingiausias žmogus prie šio stalo, gal net šiame kambaryje. Nereikia. Gal net šiame kambaryje. Tai nereikia. kalbėsim apie krepšinį ir ačiū mūsų laidos rėmėjams, Sibetui ir Krekenavos, kai norisi mėsos ir mes vėl pralašinėsim jum rinkinius. Tai šiandien žaidimas toks, kad parašykite, kol kas jums įdomiausia šio vasaros transferą Eurolygos būtent rinkoje. Tik išimam Žalgirį, nes visi rašys Valančiūną, neįdomu. Rašom iš kitų komandų, kas jums kol kas labiausiai paliko įspūdį, gal manot, kad geriausias pasirašymas, tai parašykit komentaruose. Algi, kas kol kas tavo favoritas? Iš tikrųjų, labai šviežias pasirašymas Mustafa Falas į PAO, ne? Tikrai aš manau, kad toks žaidėjas, kur kažkiek buvo už radaro, galima taip sakyti. Mažai kas apie jį kalbėjo, bet tai yra tikrai, jeigu jis yra formui, tikrai keičiantis žaidėjas, tikrai geras centras, kuris tau duoda labai daug, jeigu jis yra formui. Bet šiaip pirmiausia, tai norėjau pasidžiaugti, kažkaip, kad vėl susėdom pasikalbėti. Jau buvau pasilgęs mūsų tokių susėdimų šeštadieniais ir labai faina ir tikiuosi bus ir įdomu klausytojams. Tikrai pasistengsim, kaip sakyti, ateit pasiruošę ir duoti tikrai geros informacijos, kaip įprastai būdavo. Jo, senokai, nekalbėjom apie Eurolygą, daug įvyko. Aš kol kas renkuosi Dario Šaričių. Mane intriguoja šis pasirašymas, pirmasis toks grįžtantis, kaip mėgstama sakyti, nudroštas europietis pabaigti karjerą iš NBA. Tai aš už Dario Šaričių, kol kas į Anadolu Efes. Jūs rašykit savo, nebūtinai tie pasirašymai turi būti jau oficialūs, nes žinom, kad kabo ore labai daug tų pasirašymų, kurie dar nėra paskelbti oficialiai, bet turėtų viskas įvykti pakankamai greitai, nes visi čempionatai baigėsi, vakar ispanai paskutiniai finišavo, tai turėtų jau prasidėti tas judesys ir oficialių perėjimų. Tai rašykit komentaruose, burtų kelių išrinksim vieną žmogų ir jam padaunosim Krekenavos rinkinį, skanių dešryčių pakramsnuot prie vasarą, krepšinio nelabai, bet prie futbolo. Taip, tai futbolas labai gerai.